Bet visuomet mielai atsakau į jums kilusius klausimus, tad pasinaudokite tą galimybę. Tai, kas aktualu yra jums, aktualu, žinoma, yra ir jūsų kolegoms, moksleiviams, tėveliams, likimo broliams ir seserims. Šiandienos webinaras vienas iš aktualiausių turbūt pastarųjų metų kontekste, nes vis daugiau moksleivių galvoja apie studijas ne kažkur tolėliau, bet norėdami likti savo, tokio galima sakyti, namų erdvėj, tai yra Europos Sąjungos ribose. Taigi ir šiandien papasakosiu, kur Europos šalyse galima studijuoti anglų kalbą. Visi suprantam turbūt tą paprastą tiesą, kad natūralu, jog daugiausia studijų gali pasiūlyti šalis, kur ta kalba yra valstybinė. Tai yra Anglija, Amerika, Airija, taipogi Malta, bet ką daryti su tomis šalimis, kur anglų kalba nėra valstybinė ir kurie universitetai yra akreditavę studijų programas anglų kalba. Tai šiandien tam ir skiriame mūsų pagrindinį dėmesį. Kalbant apie pagrindinės šalis, kurias šiandien paliesime, tai turbūt nieko vėlgi nenustebina tie pavadinimai, tai yra Nyderlandai, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija ir Skandinavija. Žinoma, lietuviai studijoms renkasi ne tik šias šalis, renkasi ir kitas. Pavyzdžiui, Lenkija, pastaruoju metu tas populiarumas gana sparčiai kyla, Čekija, Belgija, Portugalija, bet ten studijų pasirinkimas yra jau kiek kuklesnis negu čia matomose šalise. Dauguma, kaip suprantu, susirinkusių yra gimnazistai arba jų tėveliai. Ir mūsų moksleivių galvos skausmai, kai mes kalbam apie 11-okus, 12-okus, kurie dabar tikrai stipriai užsiėmę su pasiruošimu egzaminams, su egzaminų laikymu, vis tik yra ir apie būsimas studijas, nes egzaminus laikom dėl kažko, tiesa, kad pasiruoštumėm tinkamai studijom, kad įstotumėm į reikiamus universitetus. Tai dar greta to viso rūpesčio, kaip išlaikyti egzaminą ir gauti maksimaliai gerą įvertinimą, dar ir kitas rūpestis yra, kur ir ką man studijuoti. Ir čia jau galbūt tas toks prašymas netgi tėveliam, bet iš konsultacijų eigoje vis matau, kad vaikai labai daug rūpesčio imasi ant savęs. Jie negalvoja tik tai kur ir ką, bet jie dar pradžiai pradeda galvoti, o tai kiek čianais viskas man kainuos, ar tikrai aš ten įstosiu, atsiranda toks nepasitikėjimas. Kartais konsultacijų metu tiesiog pusvalandį mes kalbam ne apie pačią studijų programą, bet apie tai, kad tam vaikui reikia labiau savim tikėti, daugiau to tokio įkvėpimo, savimotyvacijos turėti. Tai čia tėvelių tas didelis yra įdirbis, didelis vaidmuo, kuomet nuraminat, paglostot, pasakot situaciją, nekurdami lūkesčių, kad čia studijuosi Harvarde, nors galbūt tos finansinės galimybės yra nepakankamos ir panašiai. Svarbiausi klausimai, kuriuos turėtų gebėti atsakyti moksleivis pats, tai kur aš noriu studijuoti ir ką aš noriu studijuoti. Na, o visa kita, jau kaip sakau, labiau tai yra šeimos reikalas ir sprendžiamas tas dalykas yra stipriau šeimoje. Dabar galvojant apie tą dalį, kur ir ką, kaip tam vaikui susirasti šitą informaciją. Tos informacijos atrodytų vienu metu yra ir labai labai daug, bet o kur jinai yra objektyvi. Kai dirbame daugybę metų su studijomis užsienyje, patys aplankome daugybę universitetų, artimai bendradarbiaujam su priėmimo komisijom, sekame nuolatos studijų tendencijas, kokios programos akredituojamos, kokios programos galbūt nutraukiamos ir nebepratęsiamos jų akreditacijos. Mes matome tą rinkos pulsą. Bet ką daryti? Dabar yra 11 arba 12 klasė ir turi pasirinkti tą gyvenimo kelią. Tai čia tas toks pagrindinis, sakyčiau, niuansas, kad vis tik reikia su kažkuo konsultuotis. Su AME specialistu, su mokyklos karjeros specialistu, su kažkuo studijuojančiu užsienyje, kad rinkti tą objektyvią informaciją kiek įmanoma labiau.
ne vien tik tai 100% su dirbtiniu intelektu, nes labai dažnai tenka pamatyti vis tik tai tokius įdomius sąrašus, kur moksleiviai susidaro ir jie yra labai užtikrinti, kad tai yra geras sąrašas. Kai pradedam kritikuoti, tada jau supranta ir argumentus, kodėl galbūt tas pasirinkimas ne visada teisingas. Tai tikrai, tėveliai, paraginkit vaikus, kad drąsiai klaustų, drąsiai komunikuotų ir patys uždavinėkit tos klausimus, nes tikrai norisi, kad vaikai pasirinktų tos sėkmingus, kokybiškus studijų kelius ir paskui susikurtų tas reikiamas karjeras. Europoje studijas rinktis dažniausiai vaikus paskatina tokie, sakyčiau, turbūt trys ir saugumas. Saugumas šiuo atveju labiau reiškia ne apie kažkokią geopolitinę situaciją kalbant, bet saugumas tarsi bet kur Europoje aš būdamas jaučiuosi tarsi būčiau namuose. Vaikams labai svarbus tas momentas, kad ir kokie jie yra suaugę atrodytų, jog jie suprastų kelios valandos ir tavo tėvai čia. Kelios valandos ir tu jau Lietuvoje, jeigu kažkas nutinka. Tai kartais tikrai tai sustiprina tą tokį tikėjimą. Viskas bus gerai, jeigu tu išvažiuosi, tau kažkas nepavyks, supras, kelios valandos ir tu galėsi grįžti namo. Tai tas tikrai labai stipriai suriuoja jaunam žmogui tokį saugumo užtikrinimas. Toliau, aišku, yra motyvacija. Motyvacija to, kad universitetai labai gražiai save pristato ir tikrai dauguma tą darbą gerai ir padaro, sumotyvuoja tą jauną žmogų, kad tu ir praktiką turėsi, tu ir tokiose įmonėse galėsi bandyti įsitvirtinti. Tu turėsi čia bendruomenę tokių panašaus mentaliteto žmonių kaip ir tu. Tai tikrai paskatina tą jauną žmogų mąstyti truputį plačiau, truputį drąsiau. Na ir aišku, tas aiškaus tikslo turėjimas, kad ne Lietuvoje galbūt aš kursiu savo gyvenimą, galbūt kursiu kažkur globaliau. Tokio tikslo vizijos matymas, kai mes jau per konsultacijas kalbame su žmogum, kad neverta stoti vien tam, kad stoti. Reikia stoti į užsienį su tikslu, aišku tikslą. O ko tu nori iš to? Tai va, to tikslo aiškaus susikūrimas dar 11 ar 12 pradžioj, jis tikrai suteikia labai aiškę ateityje ir strategiją, ką reikėtų daryti su savo studijom. O kaip sakau, Europoje viskas yra gana paprasta, kaip yra pas mus, taip ir kitose šalyse. Kažkokių tokių netikėtų aspektų būna tikrai labai retai. Kiek konsultuojame studentus, vis tiek ir tų, kurie dabar stoja, ir tų, kurie jau įstojo, nepaleidžiam taip lengvai ir komunikuojam ir toliau, klausom, kaip jiems sekasi, domimės apie jų perspektyvas, apie jų praktikas, apie jų įsidarbinimus. Matom, kas nulėmė sprendimus rinktis europinius universitetus. Tai labai dažnai žmonės kalba apie studijų kokybę, kuri jau yra realiai patikrinta. Nėra turbūt Europoje universiteto, kur nebūtų studijavęs ar bestudijuojantis šiuo metu lietuvis. Tai tikrai visuomet randame, su kuo pasikonsultuoti. Kokios yra perspektyvos vienos ar kitos studijų programos. Vėlgi, tai yra jau šiai dienai objektyviai pamatuotini faktoriai. Jeigu prieš kokių 30 metų išvykstančių studijuoti lietuvių buvo tikrai dar tie nedideli tokie procentai, tai dabar studijuojančių jau yra skaičiai gana rimti. Studijų kainos, nepamirškim, kad studijuojant ES šalyse, mes kaip lietuviai mokame tą pačią kainą, kurią moka ir to šalies piliečiai. Reiškia, nuvažiavę į Nyderlandus mes mokame tą pačią kainą, kurią moka Olandas, nuvažiavę į Belgiją mokame tą pačią kainą, kurią moka belgas. Niekuo mums nesiskiria ir nėra brangiau kaip kitoms ne ES šalims. Ir aišku, darbo galimybė studijų metu. Jeigu mes nuvyktumėm studijuoti į Ameriką, į Australiją, į Naująją Zelandiją, ten vėlgi mus riboja studijų leidimų arba studijų vizų reikalavimai. Čia mes esame namuose, kaip mes galime dirbti Lietuvoje, taip mes galime dirbti bet kur kitur. Tai čia labiau ne kažkokie tokie politiniai suvaldymai, su reguliavimai atsiranda, bet tos darbo galimybės labiau koreguojamos pagal studijų galimybės. Tai kadangi žmogus vis tiek mokosi, tai jis negali dirbti pilnu etatu, bet nėra to griežto reglamento, kad tu negali dirbti daugiau negu 20 valandų per savaitę. Gali, jeigu tik suderini. Tai šitie dalykai, kad žmogus ir tokią
tokią kaip ir finansinę nepriklausomybę išlaiko ir kokybiškas studijų programas gauna ir dar tą gerą studijų kainą, kurią moka, kaip sakau, kaip home student, kaip namų studentas. Tai yra turbūt vieni iš svarbiausių faktorių. Kiekvienais metais stebim tendenciją, kaip keičiasi studijų programų populiarumas. Ir su universitetais tuo klausimu tenka nemažai pabendrauti. Daugybę metų, jau daugiau negu 12 metų, iš pirmųjų pozicijų nebeišlipa tarptautinis verslas. Jis yra populiariausias pasirinkimas. Labai dažnai, aišku, žmonės atėję į konsultaciją sako, kad gal aš noriu studijuoti ekonomiką, nes, kaip ir ekonomika plačiau, galbūt ekonomika yra perspektyviau, bet perspektyvą aš noriu kurti savo verslą. Tai būna tų tokių iš įvairių argumentų, kodėl žmonės svarsto tarp vienų ar kitų programų. Bet tarp lietuvių, kaip vertinam savo moksleivių pasirinkimus, vis tik matom tą tendenciją, kad tarptautinis verslas yra numeris 1. Kas stebina truputį 2026 metų tendencijose, lyginant su ankstesniais metais, tai inžinerija išlipo į 2 poziciją ir anksčiau inžinerija tokia būdavo daugmaž ties 4, nes antroje vietoje būdavo kompiuterių mokslai, visi labai norėjo būti IT specialistai, visi matė tą didžiulį potencialą, kad kompiuterių mokslai vis tik yra turbūt tas sritis, kuri yra perspektyvi, ypač mačius visą tą tokį covidinį laikotarpį, kai mes visiškai buvome tiesiogiai priklausomi nuo technologijų. Dabar inžinerija plečiasi, mechanikos, elektronikos, aeronautikos, nebe informatika, bet būtent kompiuterių inžinerija. Tokia platesnė sritis, jau einama į tą inžinerinę pusę, kažkaip žengia pirmyn. Ir matom tą tendenciją ir universitetai taip nedrąsiai, bet spėlioja, kad iki 2030 metų vis tik tai ta inžinerija jį jau susivienodint gali su tarptautinio verslo populiarumu. Tai tos skirtingos rūšys, skirtingos kategorijos inžinerijos, jos tikrai stipriai populiarėja. Ar tų specialistų tiek daug reikės, čia kol kas yra kitas galbūt aspektas, bet vis tik tai inžinerijos programas besirenkantys žmonės mato turbūt tą tokį pavojų, kad dirbtinis intelektas daug kur gali pakeisti žmogų ir universitetai dabar bando tas programas taikyti tokias, kur kuo daugiau žmogaus įsitraukimo reikėtų ir tas dirbtinis intelektas būtų labiau pavaldus žmogui negu žmogus jam. Aukštose pozicijose išlieka psichologija, sveikatos mokslai, biomokslai įvairūs. Taipogi socialiniai mokslai kaip politika, ekonomika, teisė. Populiarėjančios programos ir stipriai einančios į priekį, aišku, yra įvairios dizaino programos, ypatingai mados programos, bet jau toks kaip grafinis dizainas po truputį kaip studijų programa praranda savo populiarumą dėl objektyvių šių dienų dirbtinio intelekto turbūt įsitraukimų. Tai taip atrodo tas mūsų populiariausių programų šešetukas. Sunku pasakyti, kas ateitį valdys, bet dabartinis jaunimas šiai dienai labiau renkasi tokias sritis. Kalbant apie šalis. Šalių įvairovė, matėte pačioj pradžioje, kai pradėjom kalbėti, tikrai yra nemaža ir pasirinkimas yra nemažas. Šių dienų kontekste negalėčiau sakyti, kad Vokietija labai stipriai pirmauja ir ji yra numeris 1. Numeris 1 vis tik tai kol kas išlieka Nyderlandai, bet Vokietija yra labai populiari šalis. Nors studijų programų anglų kalba galbūt, bet pragyvenimo lygis yra geras, darbo perspektyvos yra tikrai geros. Kas labai svarbu, net ir renkantis programą anglų kalba, turite mokėti vokiečių kalbą arba būti pasiryžę mokytis vokiečių kalbos, net jeigu įstosite į programą anglų kalba. Tai yra labai svarbus momentas dėl to, kad pats gyvenimas Vokietijoje, jis tikrai reikalaus tos kalbos, praktikos atlikimo galimybės, jos irgi reikalaus. Todėl moksleiviai, kurie, jeigu šiai dienai mes čia turime
devintokų, dešimtokų, kurie dar tik tai galvoja, ką čia man daryti su ta vokiečių kalba, galbūt ją mesti lauk ir 11-12 klasiai neturėt, bet svarstote bent kažkur tai širdies glūdumoje Vokietiją kaip savo studijų kryptį, aš rekomenduočiau vokiečių kalbos arba nemesti, arba ją toliau lavinti, jeigu jūs atsisakote 11-12 klasiai, tai toliau lavinti, mokantis su mokytoju. Nes kalba studijuojančioje šalyje bus reikalinga, nepaisant to, kad universiteto kalba anglų. Kai kurios studijų programos, tarkim, aeronautikos inžinierija Müncheno universitete ir po šiai dienai turi tą reikalavimą, kad pati studijų programa yra anglų kalba, bet norint įstoti, reikia atitikti dar ir universiteto kalbos reikalavimą ir reikalingas yra bazinis vokiečių kalbos žinių lygis. Reiškia, kad ir sertifikatą turit pateikti, kad bent jau vokiečių kalbą valdote A2 B1 lygiu. Bakalauro studijų programų anglų kalba vokiečiai turi tikrai labai nedaug, realiai iki 400 programų, pasirinkimas nėra labai gausus. Ir jeigu sugalvosite, kad norite kažko iš čia žemiau matomų programų, kaip verslas, ekonomika, inžinerija, politika, tarptautiniai santykiai, galbūt kažkurie iš gamtos mokslų, kaip fizika, chemija, biologija, informacinės technologijos, medijos ar dizainas, tai jūs tų programų rasite, bet tai nebus toks pasirinkimas, kad 15 universitetų anglų kalboje siūlo. Ne, tai bus vienetai universitetų, kurie tas programas siūlo anglų kalba. Jei šiai dienai Vokietija traukia jūs labiau, kaip labiausiai, sakykime, iš visų šalių, tai aš patarčiau lygiai grečiai neatmesti ir galbūt tą vokiečių kalbą spausti taip, kad C1 lygiu išsilaikytumėt ir rinktis ateities studijas vokiškai. Tai tada jūs turėsite didesnį pasirinkimą, tada ir biomokslai, ir medicina, ir kas tik norit gali būti. Bet šiai dienai anglų kalba tas pasirinkimas, jis yra, tik neypatingai gausus. Kas puiku su Vokietija, tai studijų kaina. Studijų kaina čia 1 metams yra nuo 300, realiai ta Studiengebühr, tai yra tas studijų mokestis, vadinamasis toks labiau administravimo mokestis, svyruoja apie 800 eurų vidutiniškai. Jeigu galvosite apie privačius universitetus, o jų Vokietijoje tikrai netrūksta, ten reikėtų nusiteikti 1 metams tarp 8 ir 16 tūkstančių eurų už 1 mokslo metus. Bet, kalbant apie privačius universitetus, jau ir studijų pasirinkimas ten yra tikrai, sakyčiau, puikus. Ir ten jau galite ir biomokslus rinktis, ir skirtingas įvairiausias inžinerijos robotikos programas, bet, kaip sakau, tada jau atsiremia į biudžetą. Vokietija dar taipogi auga, ypatingai Berlynas auga kino industrijai. Tai irgi būna, kad tokių užklausų, kur aš galėčiau studijuoti kažką ryšium su kinu, galbūt režisūra, galbūt aktorystė, grafija, įvairių programų yra ir patį filmavimo meną. Tai Vokietija ir būtent Berlynas būtų tas variantas, kur galėtų jums pasiūlyti, o šiai dienai anglų kalba negali beveik kas. Prancūzija anksčiau dar buvo taip numeris 1 turbūt madoj. Vat kas madą stoja, tai Prancūzija įvardija kaip numerį 1. Šiai dienai stebiu, kad Prancūzija turbūt tampa populiaresnė, ypatingai tos geopolitinės situacijos. Tai ekonomika, politika, tarptautinis santykiai, jau domisi Prancūzija programai, iš šios perspektyvų. Taipogi, Prancūzija yra viena iš lyderiaujančių. Taip, kažkodėl atsijungiau, labai atsiprašau, dar kartelį bandau grįžti. Kalbant apie Prancūziją, tai šių dienų mokslų kontekste Prancūzija irgi yra viena iš lyderiaujančių šalių.
Ir vienas iš universitetų, kurį vertėtų paminėti, yra École Polytechnique Paryžiuje. École Polytechnique Paryžiuje turi labai stiprią programą, kur galite derinti matematiką su fizika, matematiką su ekonomika, matematiką su kompiuterių mokslais. Tai va tie tokie tikslieji mokslai, jie tikrai Prancūzijoje yra labai stiprus. Galima sakyti, Prancūzija turi tokių butikinių universitetų kaip École Polytechnique arba Sciences Po. Ir tie universitetai labai noriai bendradarbiauja su Lietuva. Tikrai turim ne po vieną ir ne po du studijuojančius lietuvius, tai yra tokios mažytės lietuvių bendruomenės. Tad jeigu galvojate apie kažkurią iš šių programų, Prancūziją svarstyti verta. Tik žinoma, su kainomis vėlgi reikia žiūrėti, kokį universitetą renkatės. Jeigu renkatės visiškai valstybinį universitetą, tai kainos už metus ten dabar yra 283 eurai. Bet jeigu galvojate apie tokius, kaip sakau, tos butikinius universitetus, kurie turi pusiau privačią arba privataus universiteto politiką, nesvarbu, kad tai yra ir reitinguojami, ir aukštai reitinguojami universitetai, kaip Sciences Po arba École Polytechnique, ten jau kainos yra kitokios. Vidutiniškai mūsų lietuviai Sciences Po universitete už mokslus moka apie 6 000 eurų, nes ten mokslo kaina priklauso nuo tėvų pajamų tiesiogiai, o École Polytechnique kaina yra apie 18 000 eurų už metus. Bet universitetai, kaip sakau, yra aukšto reitingo ir tikrai stipraus žinomumo Europoje. Nemokamų mokslų ir tikrai gera mokslo kokybė mus žavi Suomija, Danija, Švedija. Suomija šiai dienai gali pasiūlyti tikrai labai įdomių programų būsimiem inžinieriam, informacinių technologijų specialistam, dizaineriam. Ir jeigu dar prieš kokius 5 metus tokia Danija buvo mums svetingesnė, tai sakyčiau, dabar Danija labai stipriai susiaurino programų pasirinkimą ir sugriežtino stojimo reikalavimus pagal terminus, kuriuos pateikia brandos atestatui pateikti, tai realiai praeina tik tai tarptautinio bakalaureato moksleiviai, nes dažniausiai iki Liepos 8 turime pateikti diplomus. Su Švedija yra labai panaši situacija. Suomija yra tikrai labai draugiška. Jeigu nespėjom pateikti diplomo, tai leidžia pratęsimus, tiesiog išrašus pateikiam. Tai su Suomija problemų nekyla jokių. Kadangi programos Suomijai labai dažnai būna tokios į matematiką orientuotos, tai nemaža dalis universitetų prašo SAT testo papildomai, tokio SAT testo, kuris patikrina ne tik anglų kalbos, bet ir matematikos žinias. Tai įsivertinkit tokį dalyką, jeigu galvosit apie Suomiją, tai atkreipkite dėmesį, ar tikrai universitetas jo neprašo, kad paskui nepramiegotumėt ir nesakytumėt, o tai kaip man dabar jį išsilaikyti, nes jo laikymas yra gana retas. Švedijoje lietuviai labai dažnai renkasi informacinių technologijų studijų programas, tarptautinių santykių, čia taip sakyčiau, turbūt tokie populiariausia, taipogi tų tiksliųjų gamtos mokslų programas, kaip pavyzdžiui biologija, chemija, fizika, tuo garsėja Lundo universitetas. Danijos universitetai, tokie kaip Copenhagen Business School, aišku, traukia tarptautinio verslo programomis. Aarhus universitetas irgi labiau orientuotas į tokią ekonomikos ir verslo studijų programą. Tad Skandinavijos regione tų pasirinkimų irgi yra. Čia tik labai svarbu vėlgi paisyti terminų, nes šalis turi labai griežtus terminus, ypatingai Suomija turi labai trumpą priėmimo terminą, tai yra nuo sausio pradžios iki sausio daugmaž 17 dienos, tai yra 2 savaitės. Tuo tarpu Danija turi kiek daugiau negu mėnesį, 1,5 mėnesio, tai nuo vasario 1 iki kovo 15. Švedai turi 2 mėnesių priėmimo etapą, bet, kaip sakau, Švedija, Danijos tokios draugiškesnės tarptautinio bakalaureato moksleiviam, ne mūsų brandos atestato, kai tuo tarpu Suomija išlieka lanksti. Labai sparčiai auga populiarumas Italijos ir Ispanijos. Bakalauro studijų programų turi tikrai nemažai, ypatingai Italija, magistro turi dar daugiau. Universitetai yra tiek valstybiniai, tiek privatus. Iš valstybinio aš tai sakyčiau gal taip, kad pačios populiariausios programos yra kas susijęs su verslu, su ekonomika, finansais, teisė, tokie labiau socialiniai mokslai. Privatus universitetai gali pasiūlyti ir biomokslų sričių, ir inžinerinių programų gana nemažai.
architektūros studijų programų, nes yra Italijoje gan populiarūs tokie vadinamieji politechnikos universitetai, tai ypatingai Turino ir Milano. Taipogi lietuviai bando, negaliu sakyti, kad masiškai stoja, tikrai ne masiškai, bet bando stoti į Italijos universitetų medicinos studijų programas. Yra reikalavimas, reikia išsilaikyti tokį AIMET egzaminą, bet tikrai turime Italijoje mediciną studijuojančių lietuvių ir valstybiniuose universitetuose gauna vietas, gabiausi, talentingiausi, kas gerai mokosi, kas AIMETą gerai išsilaiko, kas, pavyzdžiui, domisi kokia psichologija ar kriminologija, italai irgi turi ką pasiūlyti anglų kalba. Ypatingai, va čia matote, specialiai įdėjau tokį Università Cattolica del Sacré Cœur ir tai yra Milane esantis universitetas, labai patraukli lokacija ir gana draugiškos priėmimo sąlygos, jeigu gerai mokotės, jeigu esat motyvuoti, praeinate dar ir interviu sėkmingai, tikrai gausite kvietimą, galima sakyti, šitam Università Cattolica jau turim tokią visai net, ne visai mažą lietuvių bendruomenę, jau kokie gal 5-6 lietuviai vienu metu bestudijuojantis, tai universitetas, kuris jau ganėtinai gerai žino ir mūsų mokyklos tos svorius, ne, ir tos Lietuvai taikomus reikalavimus. Ispanijoje nemažai yra universitetų privačių, kurie turi programas anglų kalba ir tikrai labai nedaug valstybinių. Todėl turėti vilčių dėl valstybinių, tai nebent kokį Barcelona autonomą ir kažką su verslu ekonomika žiūrintis, o iš privačių universitetų šiai dienai turbūt populiariausias yra Universidad Europea. Jis turi nemažai įvairių kampusų, pats populiariausias turbūt yra Madride, bet vienas iš populiaresnių yra ir Valencijoje. Susisiekimo prasme tikrai, išsirinksime tai, kas patinka. Barcelona, Madridas, Valencija, Alicante, įvairių tų regionų yra. Kainos privačiuose universitetuose šiek tiek, aišku, yra aukštesnės. Realiai Universidad Europea yra nuo 16 000, bet nebūtinai šitą reikia rinktis. Galima rinktis privačius ir galbūt kitose regionuose ir netaip stipriai galbūt marketingo prasme išsireklamavusius. Tai gali būti ir Mursijoje esantis universitetas, kurio kaina yra šiai dienai apie 7 000, turi ir psichologiją, ir verslą, ir sporto studijas. Viskas vėl priklauso nuo to, ko jūs norit. Bet realiai šitos šalis irgi gali pasiūlyti ganėtinai platų studijų diapazoną. Ir aišku, karalius šiai dienai, stojimų karalius yra Nyderlandai. Pati populiariausia šalis lietuvių tarpe ir negaliu sakyti, kad nėra lietuvio, kuris ten neteiktų paraiškos, jeigu stoja į užsienį. Yra tokių lietuvių, kurie ten neteikia, bet dauguma teikia. Tai Nyderlanduose yra daug universitetų, kartu skaičiuojant su taikomųjų mokslų universitetais beveik 50, iš jų yra 13 mokslinės veiklos universitetų, tokių kaip Amsterdamo universitetas, Vrai, Redbaudo, Tilburgo, Groningeno, Eindhoveno, Delfto. Turbūt esate labai daug kažkokių tokių vienokių ir kitokių pavadinimų girdėję, jeigu jau domitės studijomis užsienyje. Anglų kalba akreditavę programų yra labai daug. Tik nedidelė dalis programų buvo akredituota prieš Brexitą, nes niekas tuo metu nesitikėjo, galbūt, kad čia taip pakryps viskas. O prakalbus Europai ir Jungtinei karalystėje apie atsiskyrimą, Nyderlandai buvo ta pirmoji šalis, kuri puikiai sureagavo į situaciją ir perėmė lyderio vaidmenį iš Jungtinės karalystės, akreditavo tikrai daug programų ir šiandien kone trečdalis programų, kurias siūlo Nyderlandų universitetai, yra anglų kalba. Tai reiškia, kad važiuodami į Nyderlandus jūs tikrai važiuojate į tarptautinę bendruomenę, kur nebūsite vieninteliai tarptautininkai tarp Olandų. Šiai dienai skaičiukai yra tokie, kaip matot, kad apie 150 000 studentų iš 162 pasaulio šalių studijuoja Nyderlandų universitetuose. Tai skaičiai tikrai pribloškiantis. Ir kartais pajuokaujam, kad nemenkinant jokių būdų Lietuvos universitetų, bet blogiausias Nyderlandų tas jau mokslinės veiklos universitetas vis tiek savo reitingo poziciją yra geriausias už geriausią Lietuvos universitetą.
Tai tikrai pasaulio top 200 esantys visi tie universitetai daro įspūdį ir dėl studijų kokybės. Ar jau ten tos studijos tokios kokybiškos ir geresnės negu Lietuvoje, aš taip nedrįščiau teikti niekuomet. Mes turime puikius, fantastiškus universitetus ir tikrai paruošia aukšto lygio specialistus, bet kalbant apie tos objektyvius reitingus, patys galite pasitikrinti ar per QS, ar pagal Times Higher Education reitingą, kokiose pozicijose yra Nyderlandų universitetai. Jie taipogi žavi studentus ne tik savo programų gausa, ne tik ta galimybė gauti, kurią norite programą, nes jie tikrai turi absoliučiai visas programas anglų kalba. Gal, kaip sakau, irgi nebus to pasirinkimo iš 10 ar 15, bet keli universitetai analogišką programą pasiūlyti gali, o populiariausias programas gali pasiūlyti visi, bet ir savo kainomis. Šiai dienai studijos Nyderlanduose kainuoja 2600 eurų už vienerius mokslo metus. Nuo kitų metų truputį brangs, kiekvienais metais taip sistemingai brangsta apie 100 eurų. Bet lietuviai yra, jie tėvam didelių labai naštų stengiasi neužkrauti, dauguma stengiasi dirbti ir tikrai sakyčiau, kad sėkmingai integruojasi darbo rinkoje, jeigu ne per pirmus mėnesius, tai per pirmus metus tikrai, kad ir į antrą pusmetį nukeliant, bet dirbti Nyderlanduose apsimoka, nes jeigu dirbama daugiau negu 32 valandas per mėnesį, yra galimybė aplikuoti tai vadinamai tokį DUO paramai. Ir DUO parama yra bazinė ir išplėstinė, tai bazinė suma yra apie 400 eurų, išplėstinė yra 424 eurai, tai sumoj, jeigu, tarkim, šeimos pajamos yra nedidelės, tai reiškia, tėvelių pajamos už metus sudaro iki 40 000 eurų, tai vaikas gali aplikuoti tom abiem paramom, jeigu dirba, būtina sąlyga turi dirbti ir jis gauna išmoką 815 eurų. Jeigu tėvelių pajamos yra didesnės negu 40 000, atitinkamai yra perskaičiuojama ta papildoma parama. Jeigu vaikas, ne vaikas, jauni tie mūsų suaugusieji, jeigu studentas baigia bakalauro studijas 10 metų laikotarpyje, tai įsivaizduokim, 3 metų studijas, jeigu baigia per 10 metų, kas yra gana realu turbūt, tai jam tos paramos grąžinti nereikia. Bet jeigu studentas 2 metus atsimokė, abu metus gavo tą paramą, arba metus atsimokė, metus gavo paramą, o galbūt atsimokė keliais mėnesius ir tuo laiku gavo tą paramą, ją reikia grąžinti valstybei. Tai čia tokia kaip ir yra parama, bet jei jūs nutraukite mokslus ir nepabaigėt savo studijų, ji tampa paskola. Už tai universitetai ir palieka tą galimybę 10 metų laikotarpyje, tas 3 metų studijas kažkaip priveikti. Plus, dirbantys studentai dar gauna transporto lengvatas, tai yra viešųjų transportų miesto, tarp miestinių naudojasi arba nemokamai, arba su didelėm nuolaidom. Tad dirbti Nyderlanduose ne tik, kad apsimoka, bet jums dar ir moka už tai, kad dirbate ir legaliai mokate mokesčius. Tai va, tas toks, sakyčiau, aspektas yra svarbus. Šiai dienai dar vis tik tai tos paramos yra neišnaikintos, vis kalba kiekvienais metais, kad galimai naikins, bet sunku pasakyti, džiaugiamės, kol tęsia, tam, kad studentai galėtų pasinaudoti lengvatomis. Mūsų rekomendacija, kad jeigu norite pasiruošti studijom, tai aišku, jūs turite ruoštis gana ilgą laiką, tai yra ne mažiau negu trunka pačios studijos. Šiai dienai pastebim tą dalyką, kad moksleiviai renka socialinės valandas labiau dėl prašiuko, ne dėl praktikos patirties. Tai norisi palinkėti, kad 11-okai, 12-okai jas jau rinktų tikrai dėl praktikos ir patirties, kad išnaudotų tą laiką tinkamai. Geriausia, aišku, kai jau nuo 9 klasės tu suvoki, ką tu norėsi daryti su savo ateitim, nors tuo metu galbūt dar netaip stipriai tas suvokimas ateina, bet labai svarbus momentas, kodėl reikia ruoštis netrumpiau nei trunka pačios studijos, nes pažymiai yra labai svarbus momentas ir kai kuriems universitetams tų pažymių reikia jau nuo 9 klasės, o nuo 10 būtinai. Tas universitetų studijų pasirinkimas, jis neteina per naktį.
kad tokiu atveju, jog moksleivis nubudo ir suprato, ką ir kur jis nori daryti, neteko man matyti per savo 15 metų karjerą šioje srityje, bet tai ateina palaipsniui. Pirmiausiai, aš visada šeimom pabrėžiu, kad tėveliai yra patys pirmieji konsultantai, patys svarbiausi konsultantai. Ir nesvarbu, kad mūsų kaip tėvų nuomonė gal kartais būna kažkur tarp šuns ir plintuso, atrodytų, ne? Bet vaikai girdi tą nuomonę ir kaip ten bebūtų, tai mes tėvai vis tiek esame patys didžiausi autoritetai ir pats geriausias tas pavyzdys. Tai pasistengti pakalbinti, pastebėti, kuo gyvena vaikas, kokia jo yra kasdienė ta rutina, ką jis apie save pastebi, ką jis išgyvena mokykloje, kuo jis domisi. Tai yra ne tik mokomieji dalykai, bet ir toks užklasinis domėjimasis, kažkokie būreliai, kažkokie veiklos klubai, kurį savanoriauja. Mes labai dažnai irgi su tuo, kad gal parašo, pasimk tą parašą ir užtenka. Tai ne. Paskatinkit, jeigu eina savanoriauja iš tikrųjų. Galbūt kažkas atrodys tik žaidimas, galbūt kažkas atrodys nieko rimto, bet iš tų tokių nieko rimto užauga labai gražios vizijos, noras kažką pakeisti pasaulyje, nes dirbame su ta karta, kuri kažkada pakeis, ne, ir jie dabar gyvena pagal mūsų modelį, o mes jau neilgai trukus gyvensime pagal jos modelį. Padėkime jiems rinktis informaciją, dalyvaukim visur, kur tik galima paraiškų procesuose, padėkim rašytis gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus, priminkim, kad mokaisi ne tik dėl žinių, bet ir dėl pažymio. Jeigu kartais moksleiviai mėgsta pasakyti, man svarbu žinios, o pažymys, tegu sau būna ten koks 4. Tai žinokit, tas 4 labai gražiai 10 klasės išrašė neatrodo ir universitetui siūsti jo visai nesinori. Domėjimasis studijomis, domėjimasis atvirų durų dienomis. Tokie dalykai yra labai svarbus ir mes kaip tėvai turim paskatinti ir dalyvauti su vaiku kartu. O kai jau studijuoja, tai tada padėkim dar ir tą praktiką kažkokią pasiveikti, paskatinkim. Bent jau paskatinkim. Galbūt pagalbos jiems nelabai reikia, nes jie viską žino dažnai labai gerai, bet paskatinti, neaptingti ir pasidaryti namų darbą. O kol mes čia dar turim vaikus, kol turim moksleivius, labai svarbu, kad jie teisingai suprastų, ko iš jų reikalauja universitetai. Kai stojam į užsienį, labai dažnai stojimo procese mes atestato dar net neturim. Atestatą arba tarptautinio bakalaureato išrašą mes nusiunčiam tik vėliau. Tai tie diplomai universitetus pasiekia jau gerokai vėliau, kai stojimo procesai būna pasibaigę. O kol stojimo procesai vyksta, absoliuti dauguma universitetų prašo 10-11 klasės pažymių. Jeigu jau būnate pabaigę 12 klasės pirmą semestrą, tai ir to reikia, bet kai kurie prašo netgi 9, 10, 11. Pavyzdžiui, ne tik Amerikos universitetai tai prašo ir Nyderlandų Eindhoveno universitetas, Delfto universitetas. Jie nori matyti, kad kaip moksleivis augo toj visoje perspektyvoje, kaip jis mokėsi, progresavo, regresavo, kaip keitėsi dalykų pasirinkimai galbūt. Tai tas palyginimas vyksta iš gana toli. Neįmami tik 11 klasės aktualiausi pažymiai, bet žiūrima ir į 9-10. Tai kartais vaikai taip nusigąsta, sako, velnias, nežinojau, kad reikėjo taip gerai mokytis ir anksčiau. Tai mano patarimas tokiems yra nusiramink, viskas čia yra tvarkoj, labai svarbu, kad tavo pažymiai kilo. Daug blogiau būtų, jeigu 9-10 būtų 10, o galėjom į 11 klasę ir ten jau turim 7-8. Tai čia yra tas blogasis scenarius. Bet jeigu atvirkščiai, tai viskas yra tvarkoj, reiškia moksleivis patiria tą brandą, supranta, ko jis nori ir jo pažymiai progresuoja. Nemažiau svarbu yra įrodyti ir kad anglų kalbą gerai mokė ir tam reikalingas tarptautinis anglų kalbos egzamino sertifikatas. Galite laikyti IELTS, TOEFL, Cambridge, PT Academic. Čia jau viskas priklauso nuo to, kokius sertifikatus priima jūsų universitetas, bet šiuos 4 tai priima visi. Atsargiau su kokiu Duolingo, nes čia man kai kurie bando įrodyti, kad tai yra tas pats, tai ne, tai nėra tas pats, jis nėra akademinis sertifikatas. Dauguma reikalauja gyvenimo aprašymą. Tai vėlgi reikia kažką gyvenime daryti, kad tą aprašymą iš kažko parašyti. Reikia kažkur savanoriauti, kažkokių iniciatyvų mokykloje imtis, reikia kažkuo domėtis, galbūt į kažkokią sportinę
veiklą, ne savaitę, ne dviem, kad negėda būtų papasakot, atsakyti, kad aš 10 metų šoku pramoginius šokius, ne? Arba aš pabaigiau 8-metę muzikos mokyklą ir dar toliau tęsiu, ne? Dar privačiai su mokytojai dirbu. Arba ten pabaigiau 4 metų dailės mokyklą. Tai labai norisi matyti tuos dalykus, kad pabaigta, ne? Kad žmogus moka nuvesti savo projektą iki galo. Kai kurie, labai nedaug universitetų, prašo rekomendacijų. Pavyzdžiui, koks Sciences Po Prancūzijoje, arba EU Business School, esantis Vokietijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje, prašo 2 mokytojų rekomendacijų. Jeigu stojate į meninės programas, reikalingi portfolio. Tai vėlgi, kaip jūs kūrėt įvairiom technikom, nebūtinai tik tai konkrečiai su studijų programa susiję, bet plačiau. Pavyzdžiui, architektai kartais sako, aš neturiu tiek architektūros darbų, bet tai sakau, tu turi dar kažką ir su akvarelė, su guašu, galbūt kažką su skulptūra. Tai visi tie tokie meniniai, kūrybiniai darbai gali nugulti jūsų portfolio darbuose. Pabaigai, palinkėti, kad tas planas vasarai būtų ne tik pagulėjimas ir paskrolinimas telefono, kad tai būtų pirmiausiai kokybiškas poilsis ir atsigavimas po tikrai alinančių ir nelengvų mokslo metų. Labai svarbus momentas, kad nepaliktumėt spragų, tas spragas kažkaip glaistyti, jeigu tokių atsirado, atrasti tam laiko, kad ir tą literatūrą privalomai šiek tiek paskaityti ir savo mėgstamai knygą rasti laiko, kažko naujo galbūt išmokti arba kažką patobulinti, ką mokat. 11-okai labai dažnai šiai vasarai pasilieka teisių laikymą, kažkas planuoja padirbėti, pasavanoriauti, atlikti praktiką, kas dar nežinot, ko norit iš ateities, būtinai atlikite AMES karjeros testą, tikrai dirbame su labai kokybiškais tarptautiniais sertifikuotais testais. Išsilaikykite tarptautinį egzaminą, jeigu dabar esate 11-okai, tai yra tobulas laikas, kad 12 klasės neapkrautumėte tarptautiniais egzaminais. Tada jau jūsų rūpesčiai bus kiti. Na, o jeigu jau galvojate apie konkrečius universitetus ir konkrečias studijų programas, tikrai patarčiau draugiškai asmeninę galimybių studiją su AMES. Jos metu mes susidarome universitetų sąrašus, išdiskutuojame, ko reikia kiekvienam universitetui, kad vaikas per vasarą jau pasidarytų didžiausią dalį darbų ir atėjus stojimams, rugsėjį, spalį, jis jau galėtų tiesiog dirbti sistemingai ties paraiškomis ir jų teikimu. Nebereikėtų ruoštis dokumentų nuo nulio. Tai va taip atrodo tas planas vasarai. O dabar esu pasiruošus atsakyti jūsų klausimus. Klausimų. Jeigu turit, drąsiai klauskit. Jeigu neturit žodžių galimybės, matau, klausimėlis yra atėjęs, tai irgi galite parašyti klausimą čia. Taip, tai dabar klausimas yra toks, ar muzikos mokykla suteikia pranašumą? Vienareikšmiškai, žinokit, priklausomai nuo programos, aišku. Vėlgi, jeigu stojate į meninę programą arba į kokius tarptautinius ryšius, diplomatijos, kur reikia tokio viešo kalbėjimo, reikia pagrysti savo tokius kognityvinius įgūdžius labiau, tai muzikos mokykla yra didžiulis privalumas, ypatingai jeigu ji yra pabaigta. Ne 2 metai muzikos mokykloje ir mečiau, bet jeigu ji yra pabaigta, tai parodo pirmiausiai, kad žmogus yra mokantis užsibriežti tikslą ir eiti tuo tikslu iki galo, nes visi žinom, kokią savidestrukciją tokią išgyvena labai dažnai ir moksleiviai, ir tėveliai, ypatingai kokiais 4-aisiais, 6-aisiais metais, kur kai kurie nebemato prasmės toliau eiti, tai čia reiškia, kad jis nepalūžo, jis nuėjo tą kelią iki galo, plus yra visai kiti gebėjimai, kalbant apie atmintį, ir apie tą tokį mąstymą ir darbą rankomis vienu metu, tai tikrai muzikos mokykla dažnai suteikia pranašumo, net ir, pavyzdžiui, medicina, biomokslai, inžinerija, tai tikrai, dabar net nesugalvoju, kokiais sričiai muzikos mokykla pranašumo nesuteiktų. Kiek kainuoja apgyvendinimas? Tada gal taip sakyčiau, žiūrint kur. Jeigu mes pasirinksime Nyderlandus, jau Nyderlandai visiems asocijuojasi pirmiausiai su labai labai už brangiai.
butu, ne, kažkokiu. Tai jeigu mes kalbam apie Nyderlandus, apie Amsterdamą, tai tikrai, žinokit, nusiteikit 2,5 tūkstančio apgyvendinimui, 1800, jeigu kažkaip jau ten pasispaudžia, pasikooperuoja keli studentai, tai galbūt ir į 1000 tilps. Bet tai jau yra brangesnės tokios vietos. Vokietijoje vat, yra kas nuomojasi už 300 eurų, Kipre turim, kas studijuoja, tai irgi būsto kaina mėnesiui 300-400 eurų. Prancūzija, jeigu mes kalbam apie Paryžių, tai jau be 800, taip aš tikrai, žinokit, neįsivaizduoju, kad kažkas kažką rastų. Vidutiniškai tikrai patariu, taip, visada taip patariu, jeigu man nenurodo konkrečios šalies, tai sakau, skaičiuokit apie 1500, gausit pigiau, laimit jūs. Bet yra šalių, kurios pigesnės, tai vat kaip Vokietija, ir yra šalių, kurios brangesnės, kaip Nyderlandai. Arba Ispanija. Vat irgi Ispanija, jeigu mes kalbam apie Barceloną, arba apie Milaną ir kalbam apie centrinę lokaciją, tai vėlgi, žinokit, už 1000 įmanoma rasti, bet taip jau paieškoti reikia. Už 1500 jau gaunat vos netokį, galima sakyti, viešbutuko tipo kambarį. Tai paieškoti reikia apgyvendinimo, jeigu norit pigiau, jeigu galit sau leisti už 1500-2000, tai tų pasirinkimų, aišku, yra didesnis variantas, bet kokie Amsterdamo butai, tai tikrai, žinok, nusiteikėt, virš 2. Kaip reikėtų pateikti muzikos mokyklos diplomą? Muzikos mokyklos diplomo kaip atskiro absoliučiai daugumoje programų jūs neįkelsit. Jūs tai įrašysit į savo gyvenimo aprašymą, kad toks dalykas yra, kad yra tas muzikinis išsilavinimas, yra nurodoma, kuo vaikas groja, kokią kvalifikaciją įsigijo. Patį diplomą pateikti galima tik nedidelį dalį universitetų, tai pavyzdžiui, Belgijoje KU Leuvenas leidžia įkelti, Vokietijos universitetai irgi leidžia įkelti. Tokiu atveju, kur arba Suomijos, bet irgi universitetai leidžia įkelti tokius papildomus dokumentus ir jie turi svorį. Keli Nyderlandų universitetai, bet tai nėra labai tokia absoliuti dauguma universitetų. Tai diplomą reikėtų išsiversti į anglų kalbą. Ir jis turi būti patvirtintas vertimų biuro bent jau. Jeigu netvirtinat pas notarą, būtinybės tvirtinti pas notarą nėra, užtenka vertimų biuro patvirtinimo. Ir tada tokiu būdu į paraišką, ten, kur yra keliami papildomi dokumentai, yra nurodoma, kad ten, pavyzdžiui, būna parašyta, nekelkite rekomendacinių laiškų, kelkite su studijų programa susijusius tarptautinius sertifikatus ir diplomus. Tai va tokiu atveju, kaip sakau, muzikos mokyklos diplomą tikrai galima įkelti. Klausimas yra, ar bus atskiras webinaras apie studijas JAV. Būtinai. Tokį webinarą mes planuojame ir nuo rudens bus atnaujintas webinarų tvarkaraštis, kolegės pasidalins, atsiųs informaciją, tikrai turėsime atskirą webinarą apie studijas Jungtinėse Amerikos valstijose ir aišku, apie kai kurias Europos šalis, kur jau apie konkrečius universitetus kalbėsim. Gal dar turit klausimų? Drąsiai, žinokit, junkitės mikrofoną, klauskit arba rašykit į chat. Jeigu nedrįstat, matote apačioje kontaktus, matote telefono numerį ir matote elektroninio pašto adresą. Rašykit savo klausimus tais kontaktais arba skambinkit ir užduokite klausimus, tikrai visada mielai pakonsultuosim, nukreipsim, ką reikėtų žinoti ir ką reikėtų pasidaryti. O jeigu dėkoju Jums už dalyvavimą, dėkoju už klausimus ir linkiu